Labas rytas. Sveiki susirinkę. Čia kažkas prie kavos. Kažką prie kavos. Pasigriebkime savo mėgstamus kavos puodelius. Aš Giedrius Ledas. Man nepaprastai malonu, kad mes vėl kartu. Ir šiandien turime dar vieną nuostabią ypatingą dieną. Aš kas kartą kartoju tos pačius banalius žodžius. Bet patikėkit, kiekviena diena ypatinga, jeigu jūs to norit. O šiandien yra Liepos 15 diena. Įsivaizduokit, kad mes su jumis sėdime kokioj nors kaviniai ir tiesiog šnepčiuojamės. Bet įvykių tiek daug ir jie tokie monolitiškai, aš nežinau, galingi, kad mes tiesiog privalome juos šiandien ir aptarti. Tarp kitko, diena, kurioje slypi tokia skaičių magija. Tai yra 196 metų diena, tokia užuomina poroms, o iki metų galo liko 169 dienos. Aš tikiuosi, jūs turite nuostabų rytą ir esat kupini viltingų dienos įvykių. O mes, aišku, pakeliausime per įvykius ir jeigu jūs iškelsite šiandien šitos monolitinius dalykus, laidos gale kelios smulkios pamokos, kurias mes pabandysime ištraukti iš šių įvykių. Jos mums gali būti naudingos tokioje kasdienybėje. Kągi, mėly bičiuliai, labas rytas, sveiki susirinkę ir pradedam mūsų šios dienos pasikalbėjimą kažką prie kavos. Šios dienos kalendorius tai yra datos, tai yra įvykiai, kurie įvyko būtent šią dieną skirtingais metais, amžiais, laikais. Iš karto keliaukime į 1099 metus. Tai yra pirmasis kryžiaus žygis į Jeruzalę. Kryžiaus žygio riteriai vadovaujami Gotfrido Buljoniečio po ilgai trukusios ir varginančios apgulties užima Jeruzalę. Šis įvykis vainikavo krikščionių kampaniją ir atvedė prie Jeruzalės karalystės įkūrimo. Tačiau liūdnai pagarsėjo dėl miesto gynėjų ir gyventojų išžudymo miestą užėmus. O štai Egipte 1790-99 svarbu, tai labai svarbu, rastas rozetės akmuo. Šis radinys prancūzų mokslininkui Jean-François Champollion padėjo vėliau iššifruoti senovės Egipto hieroglifus. Na, o 1801 mes keliaujam į Paryžių. Ten Napoleonas ir popiežius Pijus VII pasirašo istorinį konkordatą, kuriuo atkuriamas katalikų bažnyčios statusas Prancūzijoje. 1950 jau Lietuvoje LSSR aukščiausioji taryba savo įsakų prezidiumas patvirtina naują Lietuvos SSR himną ir uždraudžia Vinco Kudirkos tautišką giesmę. Lygiai po 3 metų tą pačią dieną tas pats smirdantis prezidiumas įteisina ir Lietuvos SSR naująją vėliavą, tokį skudurą su raudona juosta, balta siaura ir šiek tiek platesnė žaliai. Aš įsivaizduoju, kad oldai prisimena. Na ir dar svarbus įvykis 1974 Nikosijoje, Kipre, graikų karinės chuntos remiami nacionalistai sukėlė valstybės perversmą, pašalindami prezidentą arkivyskopą Makariosą III. Būtent šis įvykis ir išprovokavo Turkiją atlikti invaziją į Kipro salą, kurios padariniai išlieka iki dabar. Na, o jei pažįstate tuos žmonės arba minite tuos žmonės, šiandien yra ir paminėtini svarbus gimtadieniai. 1606 metais pasaulį išvydo Rembrandt Harmenszoon van Rijn, vienas žymiausių 17 amžiaus olandų baroko tapytojų, grafikų ir piešėjų.
Mes jį tiesiog vadiname Rembrandtu. Taigi šiandien Rembrandto gimimo diena. Tai jis meistriškai naudojo šviesos ir šešėlio efektus savo kūryboje, pasiekė neprilygstamą tikroviškumą ir emocinį gylį. Manau, kad visi matėte Rembrandto paveikslų. Taigi šiandien jo gimimo diena. Na, o 1866 metais gimė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, visuomenės veikėjas ir pirmosios spaustuvės, lietuviškos spaustuvės Kaune įkūrėjas Saliamonas Banaitis. Taip pat šiandien gimtadienį švęstų ir daktaras Žakas Derida, prancūzų kalbos ir kultūros filosofas. Jis gimė 1930 metais, o jo plačios apimties darbai padarė didelę įtaką kontinentiniai filosofijai, prancūzų filosofijai ir literatūros teorijai. O dabar kiek lengvesni personažai, bet gimtadieniai irgi labai svarbus šiandien Holivudo ir Vokietijos aktorė Diana Kruger, Inglourious Basterds, Troja, atsimenate ją, švenčia savo gimtadienį, o taip pat Forest Whitaker. Man atrodo, Forestas buvo net filmavosi Lietuvoje. Taigi šie aktoriai švenčia gimtadienį, na, o muzikos mylėtojai negali neprisiminti 1956 metais gimusi Ian Curtis. Tai yra legendinis britų post-punk grupės Joy Division muzikos autorius ir frontmenas, tuometis muzikos autorius ir frontmenas. Jeigu jūs, mano mėlėjai, aš suprantu, kad aš vis kartojusi ir vis jūs raginu, bet patikėkit, jeigu jūs dar to nepadarėt, būtinai po šio video yra linkas, nuoroda į Spotify rinkinį, kuris vadinasi Muzika prie kavos. Ir jau kaupėsi mūsų laidų archyvas, ten kaupėsi dainų rinktinė. Yra dainų skirtų ir šiai dienai. Šiaip visai neblogas rinkinys. Vieną kitą pastabėlę turėčiau. Na, o dabar mes pagaliau prieiname prie temų, kurios tiesiog monolitinės, tokios temos, kurių negalim šiandien aptarti. Nes šiandien yra Liepos 15 diena, griebkite puodelius ir pasikalbėkim. Tema dienai, kaip aš jau minėjau, mes turime dažniausiai 2-3 pasakojimus šioje temoje. Tai labai patogu jums, aš tikiuosi, kad patogu jums, išsirinkti, apie kokią temą šiandien verta pasigilinti, pasikalbėti su draugais, artimaisiais, arba tiesiog apmąstyti, pamedituoti galbūt netgi, ar, nežinau, reflektuoti. Na, bet šiandien yra tokios temos, kurių aš niekaip negaliu apeiti. Jos yra tikrai jums labai gerai žinomos, jos labai plačiai nušviestos. Bet tvarka yra tvarka, Liepos 15 ir šiandien mes minime Žalgirio mūšio dieną. 1410 metų Liepos 15 dieną. Netoli Tannenbergo ir Grunvaldo gyvenviečių įvyko didysis mūšis tarp LDK, Lenkijos karalystės, ir kitoje pusėje Vokiečių kryžiuočių ordino kariuomenių. Tokie svarbus statistiniai dalykėliai. 32 000 karių iš Jungtinės Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės pusės ir 27 000 kryžiuočių ordino kariuomenės karių stoja vienas prieš kitą. Atrodytų lietuvių ir lenkų yra daugiau, bet matot, paslaptis tokia, kad vis tik kryžeiviai buvo nusisamdę garsiausius riterius iš visos vakarų Europos ir jie buvo labai gerai ginkluoti. Taip, kad tas skaičius toks, žinot, tas. Mūsų pusėje mes buvom pasitelkę ir totorius, ir moravus, ir čekus, ir rusus. Tų samdinių buvo visur,
Ir tuoj suprasit, kodėl tai yra svarbu. Nu, žinot, čia tokia įžanga, ne, Žalgirio mūšio. O aš jums parašiau šiandien ne kiek nuosekliai istoriją, kiek tokius labiau mitus, o gal ir faktus, kurie yra mažiau žinomi arba galbūt jums negirdėti. O jei girdėti, tai bus gera proga pasikartoti. Taigi, nes, tarp kitko, apie Žalgirio mūšį reiktų daryti atskirą epizodą. Tiesiog, aš nežinau, kiek, ir tai turbūt mums neužtektų laiko. Faktai. Liepos 15 rytas prasidėjo alinančių karščių. Abi kariuomenės išsirikiavusios viena priešais kitą. Kryžiuočiai stovėjo tiesioginėje saulėje. Ir jie sukaustyti sunkiai šarvais. O tuo metu LDK ir Lenkijos kariuomenė delsė pradėti puolimą. Vytautas nerimavo. Jis kelis kartus ragino Jogailą pradėti mūšį, o Jogaila tuo metu palapinėje išklausė net 2 mišias. Meldėsi Dievui pergalės. Kai Jogaila pagaliau išeina iš savo palapinės, jis dar be viso kito sugalvoja, kad reikia iššventinti riterius kelis šimtus jaunuolių. Istorikai vėliau juokauja, kad tokiu būdu Jogaila pirmasis sugalvojo ir panaudojo psichologinį karą. Kryžiuočiai kaito saulėje, jų kantrybė seko, o pasitikėjimas savimi blėso. Po 20 metų po įvykių lenkų istorikas Janas Dlugošas rašo tokį epizodą. Galimai tai yra mitas, bet jis labai įdomus. Prieš pat mūšį didysis magistras Ulrichas von Jungingenas, Dieve mano, čia istorijos mokytas mane iškart paspriktuotų, atsiuntė Jogailai ir Vytautui 2 nuogus kalavijus. Nuogi kalavijai buvo riteriškas iššūkis ir įžeidimas. Turėjęs pašiepti Jogailą ir Vytautą, neva šie delsė pulti ir bijo pradėti kovą, arba neturi pakankamai ginklų. Jogaila kalavijus priėmė su šypsena ir ramiu balsu padėkojo, sakydamas, kad ginklai tikrai pravers, o drąsos jiems suteiks Dievas. Mūšio pabaigoje pats Ulrichas žuvo, o kryžiuočių atnešti kalavijai atsidūrė Krokuvoje ir tapo svarbiais Lenkijos karališkaisiais trofėjais. Na ir žinoma, karinės šlovės simboliais. Neįtikėtinas faktas yra tai, kad vokiečių ordinas į mūšį atsivežė tiems laikams neregėtą milžinišką jėgą 100 bombardų, taip viduramžiais vadinosi patrankos. Palyginimui jungtinė lietuvių ir lenkų kariuomenė jų turėjo tik 16. Kryžiuočiai įsivaizdavo, kad šie ginklai nušluos Vytauto ir Jogailos pajėgas dar prieš prasidedant tiesioginiam susirėmimui. Tačiau įvyko keli nenumatyti dalykai. Prieš pat mūšį trumpalaikės vasaros liūtys sudrėkino beveik visą paraką. Ir vokiečiai paleido 2 karlai šūvius. Jie nuskrido kur papuolė, smigo į žemę ir aišku, jokios naudos vokiečiams neatnešė. Na, o nekalbėsim apie kaip dėliojasi mūšio eiga, kaip labai įdomus momentas, kurį irgi fiksavo metraščiai, istorijos šaltiniai, apie tai, kad kai įvyko garsusis lietuvių atsitraukimas, taktinis atsitraukimas, kryžiuočiai nuoširdžiai patikėjo, kad jiems pergalę tuoj pavyks. Tūkstančiai vokiečių riterių mūšio lauke garsiai užtraukė pergalės giesmę Christ ist erstanden. Kristus prisikėlė. O tuo tarpu Lenkų pulkai stovėję kitoje pusėje atsakydami užgiedojo savo legendinį himną Bogorodžica. Įsivaizduokit, 10 000 vyrų, žvanga ginklai, žirgai, dulkės ir gieda skirtingas giesmes. Jie bando perrėkti vieni kitus. Istorikai teigia, kad garsas buvo toks kurtinantis, jog kaimininių kaimų gyventojams atrodė, kad iš tiesų tai giedojimas iš dangaus ir prasidėjo pasaulio pabaiga.
Ir dar daug mitų galima išgirsti apie tai, kaip, pavyzdžiui, Vytautas per mūšį nuvarė net 5 arklius tam, kad spėtų atsidurti iš vieno mūšio kampo kitame, iš vienos pusės į kitą. Arba tikrai yra svarbus paminėjimas apie tai, koks tai riteris prasiveržė link Jogailos, bet Jogaila apsigynė ir tam riteriui viskas, aišku, kaip baigės. Bet įdomu yra tai, kad Žalgirio mūšio metu Vytautui ir Jogailai, primenu, jie tiems, kurie dar nežino, arba užmiršo, jie buvo pusbroliai, buvo apie 60 metų amžiaus. Tais laikais tokio amžiaus žmonės buvo laikomi senoliais. Jie ilgamžiai valdovai. Po Žalgirio mūšio Vytautas išgyveno dar 20 metų, o Jogaila gyveno dar 24 metus. Palyginimui, vidutinis amžius tuo metu siekia 25-35 metai. Na, o kuo visą tai baigėsi? Po pralaimėjimo kryžiuočiai, o jeigu dar nesupratot, kryžiuočiai pralaimėjo, Europoje paleido tokią masinę informacinę šmeižto kampaniją, dabar mes tai vadinam informaciniu karu. Jie teisinosi, kad pralaimėjo ne lenkams ar lietuviams, o 100 tūkstančių baisių saracėnų, maurų, totorių ir kitokių pagonių. Vokiečių kronikose rašoma, kad mūšio lauke buvę totoriai naudojo magiją, valdė orus ir netgi valgė žmonės. Aišku, tai buvo netiesa, skirta pateisinti gėdingą galingiausių riterių ordino pralaimėjimą. Po mūšio Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė užėmė daugelį Prūsijos pilių ir pradėjo Marienburgo apgultį. Apie tai mes, Dievas duos, pakalbėsim kitomis dienomis. Bet kai Marienburgo apgultis nepavyko, gruodžio 9 dieną tų pačių metų abi pusės paskelbė paliaubas. Nuo jau kitų metų vasario 1 tarp konflikto šalių buvo pasirašyta Torūnės taika, pagal kurią Žemaitija iki gyvos galvos atitenka Vytautui, o Lenkija atitenka Dobrynė. Kryžiuočių ordinas Lenkijai ir Lietuvai sumokėjo 6 milijonų grašių kontribuciją. Na, Sovietų sąjungoje buvo bandoma sukurti tokį antiimperialistinį Žalgirio mūšio mitą, akcentuojant, kad vokiečius nugalėjo ne lietuviai su lenkais, o broliškos slavų tautos. Ypač Smolensko pulkai. Jie dalyvavo, bet ne iki tokio lygio. Tai iš tų laikų gimė toks anekdotas. Žalgirio mūšio laukas, aplink verda baisi kova, žvanga kalavijai. Staiga lenkų riteris atsisuka į lietuvį ir klausė: klausyk, o kur tie rusų pulkai, apie kuriuos vadovėliai rašo? Lietuvis, valydamasis kardą, atsako: jie vis dar strigė prie Smolensko, nes jų karvedys pametė žemėlapį, bet nieko tokio, po 500 metų vadovėliuose bus parašyta, kad jie mus išgelbėjo. 616 Žalgirio mūšio metinės ir tai yra šiandien. Yra ką švęsti, ar ne, bičiuliai? Mano močiutė, SSR valdžios pripažinta tikra buržuazinė nacionalistė, mane vaikystėje mokė įvairių nederamų eilėraštukų ir ketureilių ir tautinę giesmę giedoti ir panašius dalykus. Kelios eilutės, kurias prisimenu iš labai ankstyvos vaikystės. Mažą ką, aišku, prisimenu, kaip ir mes visi, bet vis tik prisimenu. Labai tinka sekančiai mūsų dienos temai. Darius ir Girėnas, narsūs vyrai, buvo. Perskridę Atlantą, Vokietijoje žuvo. Taip, šiandien yra 1930 metų įvykio, kuris prasidėjo Niujorke, Floyd Bennett Field oro uoste, Liepos 15 dieną. Darius ir Girėnas, 2 narsūs lakūnai, su savo lėktuvu Belanka Pacemaker, perkrikštytų Lituanika vardu, pakilo į skrydį per Atlantą link Lietuvos. Lakūnai pasirinko
Šiaurės Atlanto maršrutą, kuris driekėsi virš Newfoundlando, per Atlanto vandenyną, virš Airijos, pietų Anglijos, Vokietijos, iki pat Aleksoto oro uosto. Tuo metu transatlantinis skrydis visai nebuvo paprastas arba toks, tipiškas dalykas. Baisinga rizika, kurios imdavosi pilotai, profesionalūs pilotai su valstybių finansavimu, navigacinė parama, kartais net karo laivų palyda pagal nustatytą maršrutą. Steponas Darius ir Stasys Girėnas nieko panašaus neturėjo. Net racijos lėktuve buvo atsisakyta, taupant vietą degalų bakams. Taigi, spalio 17 dieną, po 2 dienų, 2 parų, lėktuvui išbuvus ore 37 valandas ir 11 minučių ir nuskridus 6411 km, jis sudužo Soldino miške. Tai tuometinė Vokietija, dabar Pšelnikas, Lenkija. Aš manau, kad daugumą jūsų esate ten buvę. Ta naktį siautė baisinė audra, tvyrojo tirštas rūkas ir žemi debesis. Matomumas miško apylinkėse buvo praktiškai nulinis. Lakūnai skrido aklai. Dėl degalų taupimo, variklio defekto arba tiesiog bandymo pamatyti žemę ir susiorientuoti, lakūnai nuleido lėktuvą pavojingai žemai. Tamsoje jie užkimino 100-mečių pušų viršūnės. Lėktuvas prarado sparną, apsivertė ir rėžėsi į žemę. Iki tikslo Kaune jiems buvo likę skristi vos 650 km, mažiau nei 10% viso kelio. Maždaug kokias 3-4 valandos skrydžio. Tai yra visuotinai pripažinta ir oficiali Lituanikos žūties versija, kad katastrofa įvyko dėl nepalankių oro sąlygų ir piloto klaidos sukeltos pervargimo. Nors jų kelionė baigėsi tragiškai, šis žygis išlieka vienu svarbiausių ir labiausiai įkvepiančių įvykių Lietuvos istorijoje. Tuo metu tai buvo antrasis skrydis pasaulyje pagal ore išbūtą laiką ir 5. pagal nuskristą atstumą be nutūpimo. Amžina šlovė mūsų tautos narsuoliams. Taigi, šiandien Liepos 15 ir mes turime dar vieną intriguojančią istoriją. Liepos 15 1944 metų Rytų Prūsija, vėlgi dabar Lenkija, Vilko guolis. Tai yra giliai miške įrengtas Hitlerio vadavietės kompleksas. Pulkininkas Klaus von Stauffenbergas atskrenda čia su portfeliu, kuriame yra bomba. Tai jau nebe pirmas bandymas pasikėsinti į Hitlerį. Prieš kelias dienas Stauffenbergas buvo susitikime Liepos 11 dieną su Hitleriu Berghofe, Bavarijos Alpėse. Tačiau minėtame susitikime netikėtai nesudalyvavo Heinrichas Himmleris ir Hermanas Göringas. Sąmokslininkai, o sąmokslą jūs iš istorijos atsimenat, kad jis vadinasi Valkyrija, siekia, kad vienu metu būtų pašalinti visi 3 nacių lyderiai. Jie įsivaizdavo, kad tai bus lengviau perimti valdžią ir neutralizuoti SS ir kariuomenės pasipriešinimą. Na ir dėl tos priežasties, kad ten nebuvo 2 lyderių be Hitlerio, Stauffenbergas gauna įsakymą operaciją atšaukti. Liepos 15 šiandien. Suokalbininkai sutarė, kad bus progų dar užsiimti Geringu ir Himmleriu. Taikinys Hitleris. Taigi, viskas paruošta iki smulkmenų. Stauffenbergas Vilko guolyje, portfelis su bomba pas jį, bet neįtikėtina. Susitikimas yra trumpinamas. Jis prasidėjo ir netikėtai nutrūksta. Stauffenbergas, aišku, ką daro. Susirenka daiktus ir lekia atgal į Berlyną. Na, o po 5 dienų istorija jau yra žinoma, kad Liepos 20-ąją. Ir vėl pasitarimas Vilko guolyje, Stauffenbergas vėl su sprogmenimis, 2 sprogmenimis atvyksta į susitikimą, į bunkerį. Ir įdomus dalykas, kad tą dieną buvo labai karšta.
Ir susitikimas iš bunkerio yra perkeliamas į baraką virš žemės. Atidaryti langai, kad būtų skersvėjais. Stauffenbergas susitikimui prasidėjus atsiprašo atsigaivinti, atsigerti ir panašiai, atsitraukia ir aktyvuoja laiko tokią rūgštinę kapsulę, kuri per laiką ištirpdo degiklį ir tada įvyksta sprogimas. Problema yra tai, kad jis ją aktyvuoja su specialiomis žnyplėmis, nes neturėjo 3 pirštų, jos buvo praradęs karo kampanijos metu. Tas cheminis degiklis buvo aktyvuotas tik vienam sprogmeniui. Kitas liko pas jį asistentą. Jam besibičinant, adjutantas paragino kuo greičiau ateiti į susitikimo kambarį, nes jau ne tik, kad įžanga, jau prasideda ir pagrindinė dalis. Jis Stauffenbergas įeina, padeda portfelį prie ąžuolinio, masyvaus ąžuolinio stalo kojos. Po kažkurio laiko, žinot, jis suimituoja, kad jam būtinai reikia paskambinti. Ir turint omeny, kad jis stovėjo šalia Hitlerio ir paliko tą portfelį visai šalia Hitlerio, jis pasišalina, tikėdamasis, kad viskas bus gerai. Bet atsimenat, vienas sprogmuo buvo aktyvuotas, kitas liko pas jo padėjėją. Jis būtų įdėjęs jį į portfelį, tai nieko nebūtų likę. Liko tik tai vienas ir dėja. Vyksta pasitarimas, Stauffenbergas išėjo, Heinzas Brandtas prieina prie stalo, kad geriau matytų žemėlapį. Stauffenbergo paliktas portfelis, jis užkliūva su koja, jis jam trukdo, todėl pastumė jį gilyn, o už storos, masyvios ąžuolinio stalo kojos portfelis atsidūrė per giliai ir ta koja paskui lems tai, ką mes žinom, ko visą tai baigėsi. Aišku, kad 12:40 bomba sprogsta, žūsta 4 žmonės, tarp jų ir portfelį pastumęs Brandtas ir dar stenografas. O Hitleris išgyveno. Žinot, tas sunkus ąžuolinis stalas ir atviri langai išgelbėjo jo gyvybę. Stauffenbergas iš tolo pamato sprogimą ir dūmus, ir būdamas šventai įsitikinęs, kad niekas tokiam pragare negalėjo išgyventi, jis sugeba apgaulę apeiti postus, įsėsti į lėktuvą ir išskristi į Berlyną. Per 4 valandas trukusi skrydį jis buvo informacinėje, nežinioje ir nusileidęs Berlyne pareiškė, Hitleris mirė. O tuo metu jau visas Berlynas žinojo, kad ne. Sudvejojo generolai dėl tokių prieštaringų žinių. Hitleris žuvo, Hitleris gyvas, neaktyvavo visų reikalingų dalykų, kad kariuomenė sukiltų. Ir, žodžiu, suokalbininkai buvo suimti ir tą pačią naktį nubausti mirties bausme Berlyne. Ten dar daug visokių dalykų. Bet šiandien diena yra paminėtina, nes kaip tik šiandien, Liepos 15, buvo tas toks, gavosi kaip generalinė repeticija, bet buvo bandymas šį pasikėsinimą realizuoti. Štai ji, Liepos 15. Tokios dabar naudingos pamokos, o gal išvados tiems, kurie išklausė. Žalgiris parodė, kad kartais reikia atsitraukti, kad pajudėtumėm pirmyn ir pasiektumėm pergalę. Ir kad tik vieningai galim tą pergalę pasiekti. Lituanikos skrydis parodė, kad kelionė kitą kartą būna net svarbesnė už tikslą. O svajonės vertos didžiųjų rizikų. O nepavykęs Liepos 15 pasikėsinimas, toks istorijos paradoksas, kalba apie tai, kad istorija prisimena tik tai, kas yra atlikta. O moralinė pareiga reikalauja veikti net tada, kai pergalės tikimybė yra labai menka. Drąsa negarantuoja pergalių,
Bet tie, kurie nedrįsta, tie niekur nepasiekia. Bičiuliai, nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien mes dirbom tokios nuolatinės temos. Tikrai buvo sunku pasiruošti šio ryto istorijoms, dėl to, kad atrodytų kiekvieną faktą norisi papasakoti, kažką paminėti. Pabandžiau surinkti tai, kas įdomiausia. Kaip man pasisekė, patys matot, kojytės dreba, prakaitėlis bėga. Čia gyvas susitikimas. Toks patyręs jaunas turinio kūrėjas stengiasi, kad mums visiems būtų įdomu. Aš tikiuosi, kad taip ir yra. Nuoširdžiai dėkoju, kad jūs dedate like, kad jūs rašote komentarus, o neįtikėtina, net remiate. Dėkoju parėmusiems mano kanalą Edvardui ir Mindaugui. Tikrai nepaprastai vertinu jūsų paramą. Na, o visiems bičiuliam, didžiausia jūsų parama yra tai, kad jūs susirinkat. Ir didžiausia jūsų parama yra tai, kad jūs esate kartu. Juk čia mes bandome surinkti tokią grupę mūsų, kuriems galime turėti štai tokį rytą, kada pasikapstome po istoriją, pagalvojame garsiai ir bendraujame. Parašykite, kas jums nepatinka, kas patinka, ko norėtųsi dar. Ir mes būtinai susitiksime, kaip ir kiekvieną darbo dieną, čia kažkam prie kavos nuo 7:30. Būkit laimingi, geros, šventinės dienos ir būkit palaiminti. Su Dievu.